Sveiki, su jumis Ingrid ir šiandien piešim taip vadinamą neurografikoje giminės mandalą. Ir galima du variantai, arba kaip sparnai čia, arba parodysiu kaip medis. Principas išlieka vienas ir tas pats. Tik tai labai norėčiau, kad jūs tiesiog pasimsiu ryškesnį, nes kitaip jūs nematysit. Šitam piešinį galite piešti su labai plonu, tada gražiau atrodo ir nenervuoja, bet atsiminkit, kuo planesnis jūsų markeris, aš paėmiau čia vagėlinį iš viso, tuo jūs einat labai stipriai į pasąmoninius dalykus ir su savim turėtumėt labai kaip save pasaugoti tam tikrais momentais ir neskubėti ir tiesiog daryti viską labai lėtai. Labai rekomenduoju žvakę, tiesiog užsidegiau, taip, su druska ten žvakidė yra, vandenį ir viską daryti lėtai, pagalvojant su visokiais pamastymais. Taigi, pirmiausias apskritimas yra, tai esu aš. Tada dešinėje man iš dešinės už mano nugaros stovi tėtis pagal viską. Taip. Kairėje stovi mama. Pieškite iš rankos ir tiesiog kaip einasi, taip ir darot. Už tėvo stovi vėl jo tėvai ir už mamos irgi mamos tėvai. Tam, kad piešinys būtų harmoningas, rekomenduoju, kad sutilptų į A4 formatą, rekomenduoju apskritimus truputėlį vis mažinti, bet klausykit savo rankos ir savo vidaus. Už kiekvieno yra tėvai. Giminė tai yra tie žmonės, kurie sieja kraujo ryšys. Ir būna taip, kad čia buvo toksai susitikimas ir sako, o pamotė buvo vietoj mamos, bet mama tai pagimdė. Pamotė tuo atveju čia galit pripiešti, jeigu jums tai aktualu, jeigu tai yra jūsų mamos, kaip čia pasakyti, mamos sesuo. Tai yra vis tiek kraujo ryšys, bet netiesioginis jisai yra. Jeigu jums labai jau aktualu, prie mamos pripieškit dar tą vadinamą pamotę, bet ir tai yra netiesioginis kraujo ryšys. Ir čia mes piešiam tik tai tėvus, ta prasme kiekvieno, tik tai mamą ir tėtį. Net jeigu jo niekada žmogus nėra matęs, vis tiek mama pagimdė ir buvo vartai į šitą gyvenimą. Tėtis padarė, taip, uždavė tonusą, o mama išnešiojo ir pagimdė. Ir jūs turėjote galiausia, tos kartos jų dėka jūs atsiradote. Aš galiu pasakyti, kad stebėkit, kas jūsų vyksta kūne. Pas mane iš tikrųjų jau kyla energija, galiu pasakyti, ir man darosi, kaip čia pasakius, taip lengvai karšta. Ir aš tikrai labai dėkinga visiems savo giminės atstovam, kurių buvo įvairių ir visokių, buvo atstumtų ir pripažintų, buvo
kaip pasakyti, turtingų ir biednų, bet jie visi yra mano giminės atstovai. Ir jų dėka aš esu čia. Taigi, pirmą kartą čia aš, čia tėvai, antra, trečia, ketvirta, penkta. Nu tai papieškime iki 7, čia kažkaip tai labai taip man išėjo įdomiai. Aš, kad nepabėgtų man, aš padarau iš karto tokius ūselius, kad žinoti, kaip nupiešti iš karto tėvus. Kodėl aš šitą algoritmą piešiu? Todėl, kad labai greitai mes, kai tikit už savaitės, turėsim vėlines ir važiuosim į kapus, minėsim, pirksim gėles, žvakutes, kai kas mišias užsakys už giminę savo, kai kas tik tai taip pasimals, kai kas iš viso nepasimals. Bet tai yra šis periodas toksai ramybės susikaupimo ir iš tikrųjų nei vienam nekelia džiaugsmo, nežinau. Man tai pavyzdžiui šokiruoja, jeigu kam kelia labai didelį džiaugsmą mirtis kažkieno, ypač artimo. Mane tai šokiruoja asmeniškai ir todėl gal aš priklausau tai kartai, kuri dėl Helovino, kuris atėjo iš visai kitos kultūros, vaikam neva atrakcija. Nežinau, aš jį labai taip žiūriu biškį su siaubu, atvirai pasakysiu. Man tas garbinimas, tie, kas nesupranta, kas yra gyvenimas ir mirtis, neturi gero supratimo, kad garbinti mirtį čia reikia džiaugtis tuo, jei pataikauti, tai man tikrai yra siaubas. Čia mano asmeninė nuomonė, labai prašau neįsižeisti, nes tai yra slidi tema ir čia gali būti komentarų visokių, aš tą suprantu, bet kažkaip tai aš turiu nuostatą, kad vis dėlto visų šventų ir mirusių diena turi būti ne su pokštais ir saldainiais, o su tyla, ramybė, pagerbimu. O po to jau prasideda po visų šventų ir mirusių dienos. Prasideda jau tada maratonai kalėdų. Ir ten jau galima tikrai atsipalaiduoti. Nors ir tai yra periodai, kurie yra ne veltui rimtyje. Kaip sakau, dėl kažko tai jeigu buvo daroma, tai buvo daroma ne šiaip sau. Taip. Ir čia užlipo man įdomiai taip. Ir žinokit, aš galiu pasakyti pagal save. Kiek piešit jūs šitą, jeigu norėsit giminės šitą mandalą,
tiek kiekvienas iki vis išeis kitaip. Nes aš kiek esu piešusi, aš dabar net maratoną dėkingumo giminės kartoms tiesiog. Ir stengiuosi nupiešti, tai žinokit vis kitaip. Ką dabar reikėtų daryti? Pirmiausia, mes surinksim, čia 7 kartos, jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mes surinksim į save. Ir jeigu jūs turite vaikų, tai būtų gerai daryti pratęsimą. Net jeigu jūs neturit vaikų, vis tiek pasidarykit pratęsimą arba planuojat turėti. Ir, gerai, kad jūs matytumėt. Liniją neurografinę nuveskit, nuo tolyn, nes čia mes nenupešiam, čia būtų 8 karta, 9, 10 ir taip toliau. Ir tiesiog stenkitės liniją nuvesti iki savęs, aš kartais nuvedu ir toliau. Ir taip, linijos, jos darysis tokios riebios, kaip sakyčiau. Va. Nes kiekvienas iki jūs vesit į save, iš kiekvieno nario, labai rekomenduoju. Nepatingėkit nuvesti iš kiekvieno nario. Ir kai vesite, neužmirškit gerti vandens, kvėpuoti, nes labai žmonės užmiršta tai daryti. Ir savo video stengiuosi tai priminti, bent jau. Ir būna labai didžioji dalis, kad sulaiko kvėpavimą. Pastebėkit, nuo kurios pusės pradėjote, ar nuo mamos, ar nuo tėvo. Ir galit netgi paklausti savęs, apie ką čia jums tai. Jo, buvo čia visko vadinasi, toj giminėje. Ir labai rekomenduoju prajausti, kas vyksta kūne. Kaip jaučiatės. Būna taip, kad pravedžiau ir nori savo taip save. Būna ir taip. Labai stipriai klausykite save. Kažkaip tai du apjungiu įdomiai. Kiekvienoj giminėj buvo, kiekvienas turėjo savo talentus, gebėjimus, turėjo veiklą. Labai dažnai būna, kad mes net nežinom, nedaeina iki mūsų informacijos, ko buvo 3, 4, 5 kartais, nekalbant apie 7, 8. Ten labai gerai ir aš žinau, kad žmonių skiria finansų išsiaiškinti visus giminėj esančius savo žmonės. Kai kas net herbus daro, žinodami savo giminės visus iki 7, 8, 9 kartos.
Yra firmos, kurios irgi užsiema tą veiklą. Tai sakyčiau, atkapstyti čia yra visus. O čia vat net nesinori, įdomi, tai iki čia ir nutrūksta. Ne, žinokit, viskit. Jūs susirenkam mes dabar visą energiją. Ir tas toksai biški monotoniškas, bet jisai yra labai svarbus, nes susirinkti energiją iš visų yra atstatyti ryšį, energetinį ryšį ir parodyti savo, savo smegenim, kad jūs priklausot. Gali būti taip, kad ir giminiai gali būti kažkokie tai nutrūkęs ryšys, gali būti, arba gali būti daug visokių dalykų jūsų giminėje, apie kuriuos jūs net nežinot. Ir vėlgi čia yra kiekvieno pasirinkimo reikalas, ar tai tvarkyti ar ne, ar kreipti tai dėmesį ar ne. Nes dabar labai daug visokių yra teorijų. Šios dienos pagrindinis tikslas, kai surinksime savo energiją, padarysim patį svarbiausią dalyką. Tai yra dėkingumą. Na va, gaunasi kaip medis. Ką dabar daryti? Dabar uždėti rankas. Galite įsivaizduoti, kad už jūsų nugaros kairiai pusėje stovi mama, dešiniai tėtis ir taip už mamos vėl tėtis ir mama, už tėčio tėtis ir mama ir taip toliau iki nupieštos 7 kartos ir pajuskit, kiek daug žmonių stovi už jūsų nugaros. Ir dabar prajuskit, kad iš tos 7 kartos atstovių yra sveikas ryšys ir perduoda 7 karta 6, 6 5, 5 4, 4 3, 3 2 ir jų perduodama visa energija iš visų šitų žmonių. Ir galite įsivaizduoti, kad vizualiai jūs dabar paeinat į priekį žingsnį, atsisukat į visus šitos žmonės ir padėkojat. Na kągi, galit vėl nusisukti nugarą, vėl pajusti, kaip uždeda rankas jūsų tėvai. Na ir dabar bus tas procesas dėkingumo piešimo, kada jūs, grinai jūs, iš savo centro linijomis dėkojat kiekvienam savo
giminės, giminaičiai. Už tai, kad jų dėka užteko resurso, kad jūs gimtumėt. Tai procesas yra truputėlį toksai monotoniškas, bet tuo pačiu labai toksai, kaip čia pasakyti, jautrus. Ir čia piešti galite tikrai tie, kas drąsesni, su plonesniu markeriu. Aš piešiu su storesniu vien todėl, kad jeigu aš pradėsiu piešti su plonesniu, jūs nematysite. Ir linijos gali eiti. Pasistengkite prajausti kiekvieną liniją su dėkingumu. Ir pažiūrėti, kas su jumis darosi. Nu va, tėčio pusėje padėkoju. Dabar mamos pusėje. Nu, toksai jisai yra daugiau, šitas algoritmas daugiau meditatyvinis. Aš darau kiekvienam, jūs galite padėkoti tik kai kuriem. Man kažkodėl tai iš vidaus norisi, nes kiekvienas yra mano hierarchijos šito medžio atstovas, yra man svarbus. Jisai perduoda, gali tikėti, gali ne, jisai vis tiek perduoda tam tikrus resursus, kuriais galima naudotis. Nu ir dabar iš tikrųjų laukia pati smagiausia dalis, tai šiek tiek suapvalinti. Ir čia aš, matot, kaip medis gavosi toksai įsišaknijęs, tam, kad įsišaknyti, vat, kaip medis gavosi. Aš šiek tiek sustabdysiu, kad suapvalinti ir sugrįšiu pas jūs. Na štai, grįžtu ir suapvalinau ir toksai labai įdomus pastebėjimas, tai kad, kaip čia pasakyti, vienoje vietoje, kai čia apvalinau, viską harmonizavau, tai labai reagavo žvakė, kas mane labai nustebino. Ir jo, čia buvo toksai įdomus procesas. Ir apie ką čia tai net nežinau. Galite archetipuoti tiesiog srautais. Ir va ir vėl reaguoja įdomiai, taip labai tokiais tarpais.
Čia jo reikėtų dar papiešti ir dar pasėdėti, kas liečia suapvalinimą. Nes tai užima laiko ir yra tikrai apie ką pagalvoti. Rinkite spalvas tas, kurios eina iš vidaus. Tiesiog. Tak, kur norite spalvą. Ir čia reikės turbūt man susirasti plonesnį markerį ir dar pereiti per tam tikras vietas. Ir jo, aš kai suapvalinau, aš supratau, kad aš jo iki neurografikos esu jau daug ką atidavusi, tam tikrus dalykus, žinias, savo gebėjimus pasauliui, taip vadinkim, kitiem žmonėms. Ir mane šitas procesas tikrai veža ir man patinka. Jo, ir gavom taip vadinamą medą, dėkingumo medą. Pagal neurografinį dalyką reikėtų nupiešti porą linijų, taip vadinamų lauko linijų, ir daryti fiksaciją. Tai fiksaciją galiu pasidaryti čia aš pati. O tiesiog lauko liniją pravesiu į vieną pusę ir į kitą. Su ta mintim, kad aš priimu savo giminę. Ir man smagu būti mano giminės atstovė. O čia jau nesvarbu, kaip eina, taip ir tiesiog galima papiešti taip. Kažkodėl čia dar norisi. Tai va. Tai šitam kartui tiek. Kai piešite, labai lauksiu komentarų, o aš einu toliau pasiimti markerį ir dar kartą biškį kai kurias vietas suapvalinti. Tad šitam kartui tiek. Ate.